praėjusias 2 savaitės. Specialistai sako, kad gaisrų kilimo priežastis lig šiol neaiški. Tuo tarpu miško gaisrai nesiliauja siautėti, 100 hektarų sudegė iki pelenų. Pučiant vėjui, ugnis apėmė šalia miesto esančius miško parkus bei dirbamos žemės plotus. Kaip pastebi sinoptikai, oro temperatūra 90 laipsnių viršija klimato normą lapkričio viduryje. Štai išsami kitos savaitės orų prognozė. Pirmadienį oro temperatūra naktį sieks nuo +9 iki +11 laipsnių. Dieną nuo +16 iki +18 laipsnių. Vėjas šiaurės rytų 3 metrai per sekundę, kritulių nenumatoma. Antradienį oro temperatūra naktį sieks nuo +8 iki +10 laipsnių. Dieną nuo Žinai, Sara, Markusas negalėjo būti pas tave praeitą pirmadienį, nes praeitą pirmadienį Markusas buvo pas Donaldą. Taip, tiesa. Praeitą pirmadienį Markusas buvo pas mane. Jis atvažiavo sekmadienį vėlai vakare ir išvažiavo antradienį anksti ryte, kad nepavėluotų 11 valandos traukinį į Stokholmą. Tai tavo manymu aš tau meluoju, Robertai? Aš tikrai nenoriu svaidytis tokiais aštriais žodžiais, bet sutik, tu man turėtum kažkaip tai paaiškinti, koks vyras buvo mūsų namuose praeitą pirmadienį. Praeitą pirmadienį mūsų namuose buvo Markusas. Donaldai! Praeitą pirmadienį Markusas buvo pas mane. Aš prašau, baigim šitą keistą pokalbį. Ne, bet poveliu, aš turiu teisę žinoti, aš turiu įsiaiškinti, koks vyras mūsų namuose buvo su mano žmona praeitą pirmadienį. Kodėl tu man dabar meluoji, Sara? Aš to nemeluoju, Robertai. Praeitą pirmadienį mūsų namuose viešėjo tavo brolis Markusas. Sara, liaukis, aš maldauju, na, tu vardan pagarbos mums, mūsų santuoką. Aš pasimaldauju, liaukis. Robertai, aš manau, kad mums visiems reikia baigti šitą pokalbį, nes viskas nuėjo per toli ir nėra jokio logiško sprendimo. Yra. Logiškas sprendimas yra. Mes paskambinsim Markusui ir viską išsiaiškinsim. Sara, liaukis, kam dabar reikalingas šitas cirkas? Na, tai, kam dabar keisti visą tai Markusą? Sara, aš tą... Čia Sara. Man regis savo brolis Robertas nori užduoti vieną klausimą. Kaip? Ne, jūsų mano viskas gerai. Taip, tuoj brolis jums ir pats viską tau paaiškins. Aha, aš perduodu telefoną. Alio? Labas, Markusai. Na, sveikas, seniai, kaip tu gyvuoji? Ką? Ne, mes nenamie, mes čia dabar esame trise, su mumis dar ir Donaldas. Tai žinai, tai čia mes jau dabar taip užsisukom smegenis, supranti, kad tai dabar nusprendėm užsukti smegenis ir tau. Ką, mama? Ne, kalbėjau aš su ją. Taip, šiandieną, ne. Ne, jinai sakė, kad dar nenori grįžti. O ką jinai tau sakė? Ką? Sailentas. Jau tas Sailentas. Žinai, Markusai, man atrodo, kad nuo to laiko, kai mirė mūsų tėvas, nepraėjo nei 2 metų, jinai vis dažniau ir dažniau nori priminėti pas save tą Sailentą. Tai man atrodo, kad tas noras jos likti pensionate iki pat lapkričio pabaigos yra susiję būtent su tuo. Beje, Markusai, labai norėjau tavęs paklausti. Tu nebuvai pas mus svečiuose praeitą pirmadienį, kaip tik tuo metu, kai aš buvau nuvažiavęs aplankyti motiną. Aha, taip. Tai tu buvai pas mus praeitą pirmadienį. Ne, tai Sara taip pasakė, tai žinoma, kad jinai pasakė. Tai tu tikrai, vadinasi, buvai pas mus. Na, taip. Na, tai niekada, kai žinai, gaila truputėlį, kad mes negalime pasimatyti ir pasikalbėti su tavimi. Na, bet aš manau, kad mes šį pirmadienį pasimatysim. Sutarta? Ką? Palauk, tai tu šį pirmadienį važiuoji pas Donaldą? Donaldas tave pasikvietė. O tu palauk, tai tu nebuvai pasipraeitą pirmadienį? Ne, viskas gerai, ne.
Markusai, aš nesityčiau iš tavęs. Ne, aš tiesiog norėjau pasitikslinti. Na tai, buvo malonu su tavim pasikalbėti. Na tai, aš tikiuosi, kad mes pasimatysim šį pirmanį. Ar tai tiesa, šį pirmanį tu važiuoji pas Donaldą. Na tai. Na šiek tai, žinai, mes čia taip truputėlį parūkėm, suprantim. Ne, necigarečių pats supranti ko. Aš negaliu čia dabar telefonu kalbėti, supranti, nes... Na, va, dabar jau supranti, apie ką aš čia kalbu. Na, nuo to labai juokiesi, pradedi juoktis, taip. Na, viskas, Markusai, aš jau dabar nebegaliu kalbėti, viskas, perduodu telefoną Sarai, nes aš dabar juokiuosi. Ką? Ai, gerai, būtinai perduosiu. Tau irgi linkėjimai nuo Donaldo, ha? Jis dabar kaip tik mojuoja tau ranką. Oi, gerai, aha, iki Markusai, iki. Tau linkėjimai nuo Markuso. Donaldai. Kas vyksta, Donaldai? Žinau. Ta prasme, nežinai. Aš nežinau, ką jums pasakyti. Bet tu turėtum mums kažkaip tai paaiškinti, kam to viso šito prireikė. Prireikė ko, Robert? Kaip tai ko? Viso to mistinio Markuso viešėjimo pas tave praeitą pirmadienį. Juk čia ne šiaip to kažkoks pokštas, mes vos dėl to su Sara nesusipykome. Mes susipykom, Robert. Kaip? Tu ką tik pasakai, kad mes vos nesusipykom? Aš sakau, kad mes susipykom, Robertai. Uba. Nu tai tuo labiau. Ko tu tyli, Donaldai? Vasaros vapsvos geriam? Ne, na, tikrai, jau tu kaip reikia, nusprendė iš mūsų pasišaipyti. Kas yra? Tau ką, tai bloga, Donaldai? 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 Kas nutiko, Donaldai? Donaldai, na... Na tai pasipasakok mums. Donaldai. Suprantat, aš labai pavargau nuo visko, kas mane supo. Nuo visko. Tiesiog. Nuo visko, ką matau. Aš vargau nuo tų medžių už lango. Aš vargau nuo lango. Ir nuo šuolaidos ant jo. Aš vargau nuo paukščių, kurie praskrenda dangum ir jų čiulbėjimo ryte ir vakare. Aš vargau nuo pusryčių, pietų, vakarienių. Aš vargau nuo savo šuns, aš vargau nuo savo žmonos, aš pavargau nuo to, kad dieną nuolat keičia naktis ir atvirkščiai. Aš vargau nuo laikraščio, aš vargau nuo informacijos, aš vargau nuo muilo kvapo mūsų tualete, aš vargau nuo kaimynų šypsenų, aš vargau nuo mūsų namų sienų spalvų, aš vargau nuo visko, suprantat? Aš vargau nuo žodžių, kuriuos reikia ištarti kiekvieną dieną. Aš vargau nuo vandens, kurį reikia išgerti kiekvieną dieną, kad nenumirtum iš troškulio. Aš vargau nuo visko. Suprantat? Nuo visko, kas mane supa. Netgi nuo to, kas mano viduje, aš vargau nuo savo kraujo, aš vargau nuo savo širdies, aš vargau nuo tų plaučių, nuo kraujo, kuris teka mano venus. Bet labiausiai aš pavargau nuo savęs paties. Suprantate, aš visą laiką esu su savimi. Kad ir kur atsidurčiau, net mėgodamas jaučiu savo paties buvimą. Aš nežinau, ką su tuo daryti.
Aš jau galvoju apie savižudybę, bet man trūksta drąsos ir bijau, kad aš atrodysiu kaip tie poetai roko žvaigždės, negaliu jų pakęsti, tokia kaip Džimas Morisas. Ne, brangusis mano Džimas Morisas nesavižudis. Jis mirė anksti, bet jis mirė savo mirtį. Ką? Tu ką nesupranti, ką aš tau sakau? Donaldai. Kada tu paskutinį kartą lankysi pas savo psichoterapeutą? Aš niekada nebuvau ir niekada nesubuvęs pas jokį psichoterapeutą. Aš ne toks. O ne koks? Ne toks, kuris vaikšto pas psichoterapeutą. O kas čia tokio, jeigu tu retskais nueitum pas gerą psichoterapeutą, geras psichoterapeutas tikrai pasirūpintų, kad tu nepatektum į tokią padėtį, kokią dabar esi. Geras psichoterapeutas tikrai pasirūpins tai, kad tu niekada nepavargtum nuo paukščių čiulbėjimo už langą. Aš nesergu, Robertai, aš puikiai žinau, kad aš nesergu. Gerai. O tai kas nori žino apie tai? Išskyrus tave patį. Be abejo. Mano žmona žino, kad aš nesergu. Mano vaikai žino, kad aš nesergu. Tavo brolis Markusas žino, kad aš nesergu. Dabar dėl Markuso. Aš nežinau, Dona, kam tau reikėjo visų tų istorijų su Markusu? Aš nežinau, Robertai, aš tiesiog esu labai pavargęs. Tu ką, nesupranti, ką aš tau sakau? Matau, kad tau tikrai reikalingas geras psichoterapeutas, Donaldai. Ir aš pasirūpinsiu, kad tu tikrai gautum gerą psichoterapeutą. Robertai, aš tau noriu pasakyti, kad praeitą pirmadienį Markusas buvo pas mane. Viskas gerai, Donaldai. Jis tikrai buvo pas mane. Donaldai, tikrai mes norim tavim pasirūpinti. Nagi, imkim ir paskambinkim mano pažįstamam psichoterapeutui. Telefono numeris pas tave yra. Taip. O jūsų tada susitarsite dėl vizito pas jį. Robertai, aš nežinau, aš tikrai nenorėčiau to daryti, bet aš matau, kad aš neturiu kitos išeities. Ką tu čia dabar darai? Aš skambinu savo žmonai. Ką? Skambinu Martai. Tikiuosi, jie tu patikėsi. Palauk, Donaldai, tai kam dabar velti visą šitai vargšę Martą? Bet aš nematau kito būdo, kaip tave įtikinti. Šito numerio. Iš karto. Alio, Marta? Alio, manęs yra Robertas. Ir jis nori tau užduoti kažkokį vieną labai svarbų klausimą. Aš perduodu jam telefoną. Alio? Marta? Labas, Marta. Na, tai kaip tu gyvuoji, kaip tavo koja? Aš norėjau paklausyti visai kito klausimo, bet aš dabar paklausiau apie tavo koją, nes man rūpi tavo koja, bet aš tai norėjau pakalbėti visai apie kitą dalyką. Bet dabar pakalbėkime apie tavo koją. Na gerai, Marta, na tai kaip tavo koja? Ką? Tai ką sako daktaras? Kiek tai dar ilgai tęsis? Ką? Ką? Taip ilgai? Dar metai? Ai, pusę metų? O tai kodėl taip ilgai? Ne, Marta, kokia tu sena, kokia tu nesenė, tiesiog lūžis yra sudėtingas. Taip, Marta, būtinai mes tave aplankysim. Na taip, žinoma, nes dabar tai supranti, nelabai laiko turime, nes aš labai užsiėmęs, nes matai, motina niekaip nenori grįžti iš pensionato, tai dabar tenka pas ją važinėti. Na taip, su Markusu važinėjom. Tai vieną pirmadienį Markusas važiuoja, kitą pirmadienį aš, beje, Marta, labai tavęs norėjau paklausti. Donaldas sako, kad Markusas pas jūs buvo praeitą pirmadienį ir kad smagiai praleido tą laiką. Tai Donaldas sako, kad Markusas pas jūs smagiai praleido praeitą pirmadienį. Ką? Iš tikrųjų smagiai praleido tą laiką? O tu įsitikinusi, Marta? Ne, aš ne tą norėjau pasakyti. Tu įsitikinusi, kad tai buvo praeitą pirmadienį? O nesakykime, pirmadienį prieš keletą savaičių, ką?
O tu tikrai įsitikinusi, kad Donaldas buvo, kad Markusas buvo pas jūs taip praeitą pirmadienį? Ne, viskas gerai, tai žinoma, kad tai yra, Marta, tai yra pokštas, tai yra juokas, Marta, juokas, supranti, na taip, mes juokavom, taip, Marta, na, aš šitai, žinai, mes dabar čia va, taip, truputėlį parūkėm. Na, kaip tai ko, nu, to paties ką rūkėm per mano gimtadienį, atsimeni prieš 6 metus, na, kaip, na, ir tu tada rūkėjai, ir mes tuomet visi juokėmės, taip, na, tai mes dabar va tą nusprendėm ir pakartoti, nu. Tai kaip tai kas metai, aš, Sara ir Donaldas irgi, taip. Kaip tai ką mes padarėm, kad pasijuoktumėm, taip, na gerai, viskas, Marta, aš jau daugiau nebegaliu kalbėtis, aš dabar juokiuosi, viskas. Iki, sveik, Marta. Sara? Taip, Robertai. Kas tai? Ką reiškia tas tavo taip, Sara? Tai kad aš klausau tavęs, Robertai. Ne, Sara, tai dabar aš tavęs klausau. Tai kad aš neturiu ką tau pasakyti, Robertai. Kas vyksta, Sara? Nežinau. Ta prasme, nežinai. Tai kas tu nežino, ką? Sara, ką žino, ką? Ką mano brolis Markusas žino, ką? Jis man pamelavo. Prieš 10 minučių jis man skambino telefonu ir jis man pamelavo. Sara, aš noriu žinoti, kam jums viso šito prireikia, tau ir Markusui, ką? Kam? Ką jūs visą šitą darote? Ir aš nenoriu žinoti, kad tu nežinai. Ar girdi? Aš nenoriu girdėti, kad tu nežinai, Sara. Ar tu girdi? Aš girdžiu, Robertai, nusiramink gerai? Tai paaiškink man, kas vyksta. Nu, ne taip paprasta paaiškinu. Sara, aš nenoriu žinoti, kas yra sudėtinga ir kas yra paprasta. Aš tiesiog noriu išgirsti paaiškinimą, kad ir koks jisai sudėtingas bebūtų. Arba dar geriau. Imsiu ir paskambinsiu savo broliui Markusui. Jisai bent jau man paaiškins. Šiaip ar taip jis yra mano brolis. Taip, žinoma, telefonas išjungtas. Išjungtas telefonas, na taip, žinoma, negi jis dabar man paaiškins, jam tai dabar labai bus sudėtinga visą tai paaiškinti. Robertai, Markusas mišiose šiandien sekmadienis. Markusas mišiose, ką tu sakai? O kaip jis priims tą komuniją po šito kosmelo? Robertai, leistų pasakyti vieną dalyką. Donatai, tu čia išvis nepriko. Aš reikalauju savo žmonos paaiškinti. Todėl aš savo draugas. Aš jūsų šeimos draugas. Aš myliu jūs. Tave ir Sarą. Ir man atrodo, kad aš suprantu, kas čia vyksta. Ir man atrodo, kad aš sugebėsiu tai paaiškinti. Jūs išklausykit mane. Nes niekas kitas tau šito nepasakys, Robertai. Niekas. Ne tau psichoterapeutas tau šito nepasakys. Taip. Nes jis yra pernelyg priklausomas nuo tų didelių pinigų, kuriuos tu jam sumoki kiekvieną kartą. Niekas jums šito nepasakys. O aš pasakysiu. Jūs išklausykit mane. Aš tikrai noriu jums padėti. Na, jeigu tu iš tikrųjų turi ką pasakyti, daugiau. Aš turiu ką pasakyti, Sara. Aš turiu ką pasakyti, Robertai. Robertai, tik čia. Sara, duok ranką. Duok ranką, Sara. Stokis. Taip, gerai, Sara, stok tu šičia. Robertai, o tu šičia. Padėk telefoną į šalį. Padėk tą telefoną į šalį. Robertai, duok ranką. Nes šitą. Sara, duok ranką. Taip, gerai. Stovim. Aha. Vos toliau. Aha, taip. Gerai. Taip, dabar. Tiesiog iššokama ant abiejų kojų į orą, nusileidžiam ant abiejų kojų ir vėl šokam. Ir taip kurį laiką šokinėjam. Ir 3, 4. Ir. Ne. Šokam. Robertai. Sara. Šokam. Ir. Šokam, na? Viskas gerai, Donaldai? Ir. O kodėl nešokat?
Kodėl mes čia dabar turime šokinėti? Sara, kodėl tu nešoki? Nes Robertas nešoka. Robertai, o kodėl tu nešoki? Nu, Sara nešoka. O tu tiesiog gali padaryti, ką aš prašau? Tiesiog padaryk. Nu, gerai. Neatsikalbinėt, o padaryk. Gerai. Tai šok! Gerai. Ir! Gerai. Čia gal man tai daug reikia Gerai, Sara, bet tu nekomentuok, tiesiog šokinėjam ir viskas. Gerai. Labai gerai, Robertai. Ir dar kartą. Labai gerai. Gerai. Gal jau Labai gerai. užtenka? Gerai, dabar kvėpuojam, ramiai atsipalaiduojam. Rankos atpalaiduotos. Žiūrim priešais save. 1, 2, 3 per nosį įkvepiam. 1, 2, 3 per burną iškvepiam. Man tai labai daug gal. Robertai, bet nekomentuok, gerai? Prašau. Labai gerai, darai Sara, labai gerai atsipalaiduojam. Ir dabar tiesiog žiūrėkit priešais save. Užmerkit akis. Robertai, užsimerkiam. Sara, užsimerk. Atpalaiduok tą ranką, kodėl tu taip ištempi. Ir tiesiog klausykit, ką aš sakau. Kartą. Nedidelė laukinių elnių banda. Robertai, užmerk akis. Brido per kalnų upę. Upė nebuvo labai gili, bet jos srovė buvo labai stipri. Tokia stipri. Užmerk akis, Robertai. Tokia stipri, kad vienam iš elnių nepavykdavo išsveiti tekmėje. Taigi jie niekaip negalėjo pereiti kitą upės krantą, o pereiti jiems labai reikėjo. Nes čia, šitoje upės pusėje buvo akmenys, uolos, pavieniai medžiai, o ten, anoje upės pusėje, nuostabi žalia pieva, tankus krūmynai su elnių taip mėgstamais spygliuočiais. Ten dar augo ta tokia raudona uoga augant didelių krūmų, nuo jos miršta vilkai. Vilkaugė? Pomidoras. Ne vilkaugė, Sara. Nuo vilkaugės vilkai priešingai. Užsimerk! Nuo vilkaugės vilkai priešingai miršta, o elniams ta uoga yra labai skani. Visų pirma, ta uoga yra labai skani elniams, o antra, nuo jos miršta vilkai. Tu išprotėjai? Robertai, kodėl tu mane pertrauki? Užsimerk! Taigi, nuostabus laukas ir upė, srauni upė ir ne vienam iš elnių jos nepavyksta pereiti. Ir štai visas šitas rojus, visas šitas skanumynas yra ten. Visas tas grožis ten, štai ten, anoj pusėj. O mes čia, Robertai, štai taip. Štai taip. Kas čia dabar vyksta? Kas čia nusišneki? Visai išprotėjai. Ne, Robertai, jeigu tu prieštarauji, tai pasakyk. Prieštarauju? Kam prieštarauju? Nu, tam, ką aš ką tik tai dabar pasakiau. Tam, ką tu ką tik tai dabar pasakei? Tam, ką tu ką tik tai dabar pasakei, tai galima prieštarauti geras psichoterapeutas. Manau, kad dabar reikėtų gero psichiatro. Ne, kodėl, Robertai? Aš, pavyzdžiui, nesu psichiatras, bet aš tikrai turiu ką pasakyti Donaldui. Matai, Donaldai, reikalas tas. Jeigu mes eitumėm labai ilgai žemyn upę, tai mes būtinai prieitumėm tiltą. Kokį tiltą, Sara? Iš kur atsiras tas tavo tiltas? Kas jį pastatys tą tavo tiltą? Dievas, viešpats Dievas jį pastatys. Sara, nesaugia žmonės. Atsiprašom. Ne, atleisk, brangusis, bet aš negaliu jam neatsakyti. Matai, tu savo širdį kažką slepi tokio, ko tu nenori savo pripažinti. O tu žinai, kodėl tu nenori savo pripažinti, brangusis mano? Ne, gerai, nenori kalbą, aš tikrai noriu paklausyti, ką jinai O pasakyti. tu žinok, nėra ką sakyti, matai, šitam pasauliu mes kiekvienas turime po atsakomybę. Tu esi atsakingas už savo gyvenimą, bet tu nenori prisimti šitos atsakomybės, nes be atsakomybės yra daug patogiau gyventi. Štai ir viskas. O kas, Sara, atsakys už viso pasaulio nužudytus vaikus? Ką? Afganistane, Sirijoje, Irake, Hirošimoje, Nagasaki, kas? Irgi aš? Taip, būtent tu. Aš. Taip, tu, aš, mano vyras Robertas ir tavo žmona Marta. Ai, supratau, ką jūs čia dabar norite. Jūs tiesiog norite pakreipti pokalbį. Jūs ką dabar Gal tu rotis nematys palieka labai aštrią ir jautrią temą. Palauk, Robertai, iš tikrųjų, o ką mes negalim pasiaiškinti, kad jis aiškintų jums tiesą, o ne dėl kažkokio ten to savo ego? Tu man nori kažką pasakyti apie mano ego? Gal geriau mes pakalbėkime apie tavo ego? Užsičiaupkite abu! Aš reikalauju pasiaiškinimo! Užsičiaupkite abu!
Kas yra? Kas čia dabar buvo nutilo? Sara. Robertai, neįmanoma vienu metu užsičiaupti ir atsakinėti klausimus. Kaip? Bet juk aš taigi tik... O velnias, a? Žinai, Sara, aš daugiau nebenoriu tavęs matyti. Donalda, aš nenoriu matyti ir tavęs. Aš nenoriu jūsų matyti abiejų. Aš nesu vaikų žudikas, Sara. Ir aš net nebalsavau už tuos, kurie yra valdžioje. Aš net nedirbu valstybinėje įstaigoje. Aš net neaviu natūralios odos batų. Tu puikiai žinai, kad mūsų su Marta esame vegetarai ir tokiu būdu aš ne tik neprisidedu nužudant žmonių vaikus, aš neprisidedu nužudant karvių vaikus. Veršiukus. Ką? Karvių vaikai yra veršiukai, aš tik norėjau patikslinti. Ko tu čia kabinės prie žodžių, Sara? O tu žinai, kai jaunystėje Marta darėsi abortą, tai tu ne tik kad žinojai, bet kažkuria prasme jį kalbėjai ją tai padaryti. Tai štai kodėl aš kabinėsiu prie tavo žodžių, brangusis mano. Oi, Marta, ne. Jūs moteris tikrai nemokat laikyti liežuvį už dantų. Na, Donaldai, aš tikiuosi, nepradėsi tvirtinti, kad abortas nėra vaiko nužudymas. Abortas yra vaiko nužudymas, Donaldai? Be abejo, Sara, be abejo. Na, tai ko nutilai, Donaldai? Ko tyli, ko nekalbė? Atleisk, aš nenoriu apie tai kalbėti. Pakeiskime pokalbę temą. Galim pakalbėti apie ką nors kitą. Pavyzdžiui, galim pakalbėti apie tave. Tu nenori kalbėti apie Martos abortą, tai kodėl aš turėčiau norėti kalbėti apie savo asmeninį gyvenimą? Supranti, kaip yra, Donaldai, draugystė paremta pasitikėjimu. Tu nepasitiki manim, aš nepasitikiu tavim. Tu pasitiki manim, aš pasitikiu tavim. Pasitikėjimas už pasitikėjimą, brangusis mano. Tai prieš daugelį metų. Tai prieš daugelį metų aš kalbėjau Martą pasidaryti abortą. Nes aš nemėgstu vaikų. Nuo vaikystės nemėgau vaikų. Niekada nenorėjau turėti. Todėl mūsų su Marta visą gyvenimą kruopščiai saugojomės. Bet vieną kartą tas prezervatyvas įtrūko ir prakeiktas spermatozoidas prasiskleidė, bei tą nelemtą kiaušialąstę. Bet blaiviai pasvarstę mes su Marta nusprendėm, kad naujam žmogui geriau iš viso neatsirasti šitame pasaulyje, negu būti nemylinčio tėvo sūnumi. Aš tai nusprendžiau. Ir Marta sutiko su mano sprendimu. Taip tu nusprendei, Donaldai. Bet kas toks, kad tu nuspręstum, kas turi ateiti į pasaulio, kas ne? Tu ką viešpats Dievas? Ne per daug atsakomybės prisimi, Donaldai? Ne per daug, ir beje, aš netikiu Dievu. Ir manau, kad niekas išskyrus mūsų žmonės šitame pasaulyje nepriima logiškų sprendimų. Mes priimam visus sumautus sprendimus. Taškas. Kur blekas, viskis.
dabar Sara tavo eilė. Papasako, koks vyras buvo pas tave praeitą pirmadienį. Pasitikėjimas už pasitikėjimą. Gerai, brangusis, pasitikėjimas už pasitikėjimą. Bet tai reikalas tas, kad aš jau 3 metus susitikinėjau su kitu vyru. Aš myliu kitą vyrą, įsivaizduoju, Donaldai. Ir tu priminėjai, kad vyrą savo namuose. Bet tai kaip Markus? O kaip tu kalbėjai Markusą pameluoti? Kiek žinau, Markusas niekad nemeluoja. Labai keista, kad tu taip sakai, nes tu puikiai žinai, kad praeitą pirmadienį Markusas buvo pas mane ir jam nereikėjo meluoti. Liaukis, Sara. Tu puikiai žinai, kad praeitą pirmadienį Markusas buvo pas mane. Aš iš vis nesuprantu, kam tęsti šitą cirką, kada šalia nėra Roberto. Tai va būtent, kam tęsti šitą cirką, jeigu šalia nėra Roberto? Bet žinai, aš labai nustebau, kad Marta taip paprastai gali meluoti. O. Marta gali daug. Labai daug. Kartą Marta net sugebėjo suvalgyti savo pačios pirštą. Labai keista metafora. Čia ne metafora. Čia patirtis. Mes tai padarėm. Ką? Tai ką, tu nežinai, kad mes suvalgėm Martos pirštą? Ką tu čia kalbi, Donaldai? Palauk, bet tugi žinai, kad Marta neturi vieno piršto, dešinės rankos rodomoje, neteko per nelaimingas... Taip, Dieve, aš žinau visą šitą istoriją, taip, kaip jinai neteko šito piršto. Tai tu nežinai, kad mes jį suvalgėm? Ką? O. Oi. Žinai, kada Marta ištiko šitas nelaimingas atsitikimas darbe, jinai pateko į ligoninę ir jai tą pirštą amputavo. Marta paprašė chirurgų atiduoti į tą nupjautą pirštą, aš nežinau, kodėl paprašė, gal iš šoko. Ir štai Marta grįžta namo su tuo nupjautu pirštu, nežinodama, kur jį dėt, Marta padėjo jį šaldytuvą. Štai ten aš ir aptikau. Ir žinai, kada aš pamačiau šaldytuve tą nupjautą pirštą, man į galvą šovė 2 mintis. Pirma, kad tai juk yra paprastas mėsos gabalas ir jis guli šalia kito mėsos gabalo. Tuo metu mūsų su Marta dar nebuvom vegetavę ir šalia nupjautų pirštų galėjo šaldytos jautienos gabalas. Ir aš tada pagalvojau, kad štai priešais mane karvės mėsa ir žmogaus mėsa. Mėsa ir mėsa. Ir tada man į galvą šovė antra mintis, kad štai aš nugyvensiu visą savo gyvenimą, o taip ir nesužinosiu, koks yra žmogaus mėsos skonis. Iš kur aš, pavyzdžiui, galiu jos paimti. Ašgi nekoks žudikas. O čia, prašau, guli. Ir aš apie tai papasakoju Martai. Ir Marta, mano nuostabai, iš karto sutiko. Taigi, mūsų išvirėm tą pirštą, atskyrėm mėsytę nuo kaulų ir suvalgėm. Išėjo visai po nedidelį gabaliuką, bet tai ko norėt. Jaunos moters pirštą, žinai, tuo metu Marta buvo jaunutė, liekna mergina, netokia ištežus pagalbė kaip dabar. Tai va, mes tą padarėm. Donaldai. Bet iš karto po to mes tapom vegetarais. Ir nebevalgom ne tik kad mėsos, bet ir žuvies. Bet Donaldai, aš nesuprantu, tai kaip Dievas. Nėra jokio dievo, Sara, bet tu tai jau man atleisk. Suvalgyti savo nuosavą pirštą, nu kad čia nuodėmė. Palyginus su tuo, kad kai kas priiminė savo meilužį vyro namuose.
Donaldai, visų pirmiausia, mes susitikinėdom ne mūsų namuose, o kažkuriam tai viešbutį, o visų antra, Donaldai, tai yra meilė, supranti? Jaugi tu nematai jokio skirtumo tarp nuodėmės ir meilės? Bet kita vertus, ką tau suprasti apie tą meilę, Donaldai? Bet aš nesuprantu, o kodėl tu mane įžydinėjai? Aš tavęs neįžydinėjau, aš tiesiog manau, kad tu nesupranti nieko apie tą meilę. Aš esu vyresnis už tave. Mudu su Marta kartu pragyvenom jau daugybę metų. Jūs su Robertu neišgyvenot nė 10, o jūsų santuoka jau ima skilinėti. Bet dėlis klausimas, kas čia daugiau išmano apie meilę, brangiau. Aš, Donaldai, nes aš ir tas vyras mes mylim vienas kitą, o tu savo žmonos Martos nemyli. Iš kur tu žinai? Aš myliu Martą. Marta man pasakojo, jog pirmoje vestuvių naktį tu jau jai prisipažinai, kad jos nemyli ir ją vedė tik dėlius tėvo pinigų, Donaldai. Kurie dalis mums neatiteko, nes tas 90-metis mėšlo gabalas, jos tėvas rūko savo prabangius cigarus, brangiaus vilos terasų ir man atrodo, kad jis pergyvens mūsų visus. O tu žinai, ką man Marta dar pasakojo, Donaldai? Kad pirmąją vestuvių naktį tu su ja nesimylėjai, nes neturėjai prezervatyvų. Ir kai ji viena vargšė raudojo kambaryje, Donaldai, tu tiesiog nuėjai į kitą kambarį ir užmigai. Ta Marta, ne. Iš tikrųjų, kaip ten sako, vasaros vapsvos geliamos ir lapkritį. Kalbėjau. Su Markusu. Nuvažiuoju, tiesiai pas jį. Mišios buvo ką tik tai pasibaigusios, Markusas išėjo iš bažnyčios ir mes pasikalbėjom su juo akis į akį. Visa teisybė išaiškėjo. Markusas buvo pas mus, Donaldai, jis buvo su Sara. Ir aš visai nepykstu, kad tu man nelabai, kad tavo žmona Marta pritarė tam. Na, mes vis tiek pasirūpinsim, kad tu gautum gerą psichoterapeutą ir gerą psichiatrą. Sara, atleisk man. Aš pasityrėjau bjauriai. Atleisk man. Viskas gerai, Robertai. Ateik. Ne, nu, pizdėlis. Vos prieš akimirką šita moteris prisipažįsta, kad turi meilužį, kad tai didžiausia meilė jos gyvenime. Po akimirkos jau tirpsta savo vyrelio glėbėje, o tas net nesupranta, kad jam įstatė ragus. Robertai! 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 Klausk savo žmonos, visi klausimai jai, garbės žodis, brangusis mano, ne man. Kas čia dabar vyksta, Sara? Aš nežinau, ką jis kalba, Robertai. Taigi tu puikiai žinai, kad mūsų Donaldui nėra viskas gerai. Bet kai tu ką tik man sakai, kad turi meilužį ir kad jis pirmadienį buvo pas tave. Praeitą pirmadienį pas mane buvo Markusas ir mano manymu, Donaldai, šitas pokalbis yra jau nebejuokingas. Ne, man jis niekada nebuvo juokingas. Kaip tu jautiesi? Aš jaučiuosi vis blogiau ir blogiau, tiesą sakant, beviltiškai. Aš labai pavargau nuo viso šito pasaulio, kuris mane supa. Aš pavargau nuo dykumos, kurioje plevena mano siela. Aš gyvenu be meilės, be jokio supratingumo, be jokios vilties, be jokio supratingumo. Aš esu vienišas vienišame pasaulyje. Ne, Donaldai, tu nesigirdai šitame pasaulyje. Esame mes tavo draugai. Aš esu Sara, Marta, mes visi esame tavo draugai. Mes tikrai pasirūpinsime, kad tu gautum gerą psichoterapeutą, gerą psichiatrą. Mes tikrai pasirūpinsim. Praeitą pirmadienį Markusas buvo pas mane! Gerai, viskas gerai. Nusiramink, Donaldai. Paklausykit, tu tik pati sakai, kad turi meilužį ir kad jis pirmadienį buvo pas tave. Viskas gerai, viskas gerai. Mes padarysim viską, kad tave pagydytų, taip? Tau tai reikia mumis pasitikėti ir viskas. Pasitikėjimas už pasitikėjimą, brangusis mano, taip? Aš žinau, kas jūs gali įtikinti. Mano kaimynė,
Ponia Gertrūda, jinai buvo atėjusi pas Martą, kai tik praeitą pirmadienį, paklausti sojos guliašo recepto. Jinai ne tik matė Markusą, jie pasikalbėjo apie krikščioniškus išpažinties tešmę. Aš turiu šitos telefonų numerį, aš turiu skambinsiu. Ne, aš tikrai turiu. Užtenka, Donaldai, užtenka, viskas, stop. Donaldai, nusiramink. Liaukis, Donaldai. Bet tu negirdėsi ponios Martos meluojant. Lėktis telefonas. Na, Donaldai, ką tu darai? Ką tu čia darai? Kam dabar velti visą tai vargšę moteriškę? Ne, jinai nėra vargšė. Alio, labas vakaras, ponia Gertrūda. Čia skambina jūsų kaimynas, ponas Donaldas ir aš štai čia priešais mane stovi mano geras draugas, bičiulis Robertas Jechimas ir jums noriu užduoti kažkokį vieną labai svarbų klausimą. Aš perduodu jam telefoną. Kaip sako? Ne, jis nėra mūsų bendruomenės narys. Kaip? Aš nežinau, kodėl jis nėra mūsų bendruomenės narys. Kaip? Taip, taip, su tokia pavardė. Pone Gertrūda, būkit gerai, pasikalbėkit su juo, aš perduoju telefoną. Aš nekalbėsiu su ja. Teisingai, Robertai, nekalbėk. Donaldai, aš su ja nekalbėsiu. Atsiprašyk, vargšės moteriškės, ir pasakyk, kad aš su ja nekalbėsiu. Arba kitą kartą paskambinsiu. Robert, pakalbėk su ja. Jinai arši katalikė, katalikų bendruomenės pirmininkė. Jinai pasakys tau tiesą. Pakalbėk su ja. Robertai. Alio. Labą dieną, ponia Gertrūda, taip, labą dieną. Na taip, čia Robertas Jechimas, kaip jau spėjo jums pristatyti mano bičiulis Donaldas. Taip, ką? Ne, aš nesu katalikų bendruomenės narys, bet aš lankausi bažnyčioje sekmadienį. Kaip? Na, taip, gerai, ponė, būtinai apsvarstysiu jūsų pasiūlymą apsilankyti pas jūs. Na, taip. Kaip? Na, matote, mano brolis, kaip? Jūs jį pažįstate? Na, tai čia nėra nieko keisto, nes jis labai dažnai lankosi pas Martą ir Donaldą. Taip, kaip? Jūs kalbėt su juo praeitą pirmadienį? O jūs įsitikinusi, ponia Gertrūda? O jūs įsitikinusi, kad jūs kalbėjote su mano broliu praeitą pirmadienį, o ne pirmadienį prieš 2 savaitės? Kaip? O apie ką jūs kalbėjotės? Apie krikščioniškos išpažinties esmę? O jūs įsitikinusi, kad jūs kalbėjote su mano broliu? O jūs tikrai įsitikinusi, ponia Gertrūda? O kiek jūs metų, ponia Gertrūda? Atsiprašau, aš nenorėjau paklausti jūsų amžiaus, nes aš truputėlį esu koktelėjęs, nežinote, nes aš čia dabar truputėlį parūkiau. Na, ne cigarečių, tokių, žinote, visai kitokių cigarečių. Kaip? Jūs nesuprantate, apie ką aš kalbu? Tai žinoma, kad jūs nesuprantate, apie ką aš kalbu, nes jūs tik nerūkote tų kitokių cigarečių. Kaip? Jūs visai nerūkote. Tai labai gerai, ponia Gertrūda. Tai labai gerai, ponia Gertrūda. Kaip? Kam aš čia skambinu? Aš nežinau, kam aš čia skambinu. Aš iš viso nieko nesuprantu. Gerai, ponia Gertrūda. Viso gero, ponia Gertrūda. Viso gero. Kas čia vyksta, Sara? Tu gal gali man paaiškinti? Ne? O tu, Donaldai, gali man paaiškinti? Ne. O tai gal jūs tiesiog visi taip susikalbėjote ir dabar norite mane apmauti? Visi, vadėsim, Markusas, Marta ir netgi ponia Gertrūda. Bet tu ir niekšas, Donaldai. Aš tiesiog labai pavargau, Sara. Viskas. Kodėl tas pasaulis toksai niekingas? Robertai, prašau, nepradėk. Melo, tiek purvo. Robertai. Toks purvas aplinkui. Robertai. Tiek purvo aplinkui.
siaubingas, purvinas pasaulis. Tai kam Dievas sukūrė tokį siaubingą ir žiaurų pasaulį? Robertai. Tai kam Dievas atsiuntė savo sūnų į šitą pasaulį? Robertai. Kad pasaulis jį nukryžiuotų. Dievas atsiuntė savo sūnų į pasaulį, kad jį nukryžiuotų, bet pasauliui tai nepadėjo. Robertai, ką tu atsiprašėk? Na, tad pasaulis ir yra toksai apgaulingas, pilnas melo ir apgaulis. Savo tokios nuodėmės, neniekinti Dievo, Robertai. Tai kalori ir dėko nenustėk. Pasaulis yra purvina dvokianti bala. Nėra jokio Dievo ir nėra, ką mus išgelbėti už šitų siaubų, kuriuos čia išdarinėm. Lygiai taip pat kaip nėra, ką mus numauti, mes visi pasmerkti. Tai purvas po kojom, purvas šeimoj, purvas bažnyčioj, purvas santuokoje. Palauk, Robertai, palauk. Tuoj. Tarpo miško gaisrinės liaujasi siautėti. Bet juk tai dar neįrodo, kad praeitą pirmadienį Markusas buvo pas tave. Ką čia ir kalbė, Donaldai, ir taip viskas aišku. Bet tik to negali būti. Ne, gali, bet aš ir toliau atkakliai tvirtinu, kad praeitą pirmadienį Markusas buvo pas mane. Robertai, mes praeitą pirmadienį su Markusu gulėjom mudviejų lovoje. Bet tik to negali būti. Ne, tai galėjo būti bet kurią kitą dieną, išskyrus praeitą pirmadienį. Donaldai? Atleisk man, drauguži. Bet aš nesuprantu, Sara. Tai jeigu tavo meilužis yra Markusas, tai kas praeitą pirmadienį buvo pas tave? Praeitą pirmadienį pas mane buvo Markusas, Donaldai. Bet jau praeitą pirmadienį Markusas buvo pas mane. Tai puikiai žinai, kur praeitą pirmadienį buvo Markusas. Pas mane! Tai puikiai žinai, kur jis buvo. Pas mane! Tai puikiai žinai, kur jis buvo. Sara, kur praeitą pirmadienį buvo Markusas? Praeitą pirmadienį Markusas buvo pas mane.
Kuo tu tiki, Sara? Išganimu, Donaldai. O kas tave išganys, Sara? Dievas, viešpats Dievas mane išganys, Donaldai. Tu tiki Dievu. Taip. O kas išganys mane? Dievas, jeigu tu jo paprašysi. Bet aš netikiu Dievu, tai ką man daryti? Paprašyti Dievo duoti tau tikėjimą. Bet aš negaliu nieko prašyti Dievo. Kodėl? Kaip kodėl? Negalima prašyti to, kurio netiki. Kodėl? Kaip kodėl? Taigi tam ir prašai, kad duotų tau tą tikėjimą, Donaldai. Na gerai, jau be Dievo aš galiu tikėtis išganimo. O ką tu vadini išganimu, Donaldai? Atleis nesupratau. Tu ką nematai, kad jie trečią dienos be perstojų minutį nesustoja. Tu juokauji? Ne. Aš negaliu pakęsti to. Prakeikto lietaus. Lyja. Trečia diena iš eilės. Lyja. Krenta. Tie lašai krenta. Krenta ant mūsų stogų. Krenta ant mūsų vaikų galvų. Aš negaliu jų pakęsti. Taip, bet tai kas šitokio, Donaldai? Aš negaliu jų pakęsti. Visų kartų ir kiekvieno atskleitas lašų kritimas ir jo tekštelėjimas į asfaltą arba dar blogiau į namo stogo čempės arba dar blogiau į mūsų skardinę palangę. Tekšt. Tekšt. Donaldai. Tekšt. Donaldai. Tekšt. Tekšt. Donaldai. Tekšt. Donaldai. Tekšt. Bravo. Gerai. Aš manau, kad tau tikrai vertėtų kreiptis į psichoterapeutą. Bet problema ta, Sara, kad aš netikiu psichoterapeutais dar labiau, negu aš netikiu Dievu. Tai gerai, bet yra bent kažkas, kuo tu tiki, Donaldai? Yra? Taip. Kas? Aš tikiu, kad praeitą pirmadienį Markusas buvo pas mane. Kalbėjau su tavo kaimynė ponia Gertrūda. Tiksliau, manau, kad bandžiau kalbėti su tavo ponia kaimynė Gertrūda. Nuvažiavau pas tave, Donaldai, kad galėčiau pasikalbėti su tavo kaimynė. Bet pasirodo, jokios kaimynės ponios Gertrūdos tu neturi. Šalia manęs gyvena pensininkas Helmutas, dešinėje jauna šeima tokios kaimynės ponios Gertrūdos, kad iš viso nėra jūsų kaiminystė, bet ir visoje apylinkėje, kaip ir nėra tos katalikų bendruomenės, kuriai nematų priklausė. Aš nežinau, Donaldai, nežinau, su kokia ponia šio telefonu kalbėjau. Aš nežinau, kam tu visą šitą spektaklį sukūrė, bet kodėl, ką man, visą tai už ką? Aš tikiuosi, tu susimokinai tik į Martos. Tai žinoma, kad susimokiau. Aš norėjau prie Donaldo ir mano namų. Aš skambinau, į vartus skambinau, bet aš žinau, kad jinai yra namuose, nes mačiau, kad iš kamino dūmai rūksta ir automobilis stovi namuose. 100% esu įsitikinęs, kad tai buvo namuose, na iš kitos pusės, tai aš suprantu. Ir man tai dabar labai sunku būtų pasižiūrėti man, nes mesgi puikiai žinome, kaip Donaldas jas skriaudžia. O čia tiesa, Donaldai, kad vieną kartą bandai Martą priversti nustoti apie mylėti? Marta man pasakojo, jog jis siekia, kad jį nustotų jį mylėjusi ir pradėtų jausti jam šleikštulį ir pagaliau prisipažintų, kad jo nebemyli, įsivaizduoji? Taip, šitai viskas ko pasibaigė? Ko? Kad vargšė Marta buvo taip niekur neprisipažinusi. Siaubas. Vargšė Marta. Vargšė. Žinai, Donaldai, aš tiesiog būsiu priverstas kreiptis į vietos psichiatrijos ligoninę, nes jau matau, kad tu esi tiesiog pavojingas visuomenėje. Kaip ten sako, vasaros vapsvos geriamos į lapkritį. Tai jau tikrai. Vasaros vapsvos geriamos net lapkritį.
kai buvau mažas berniukas. Tėvas iš medžio žievės išdrožė man laivelį ir įsmeigė popierinę būrę. Buvo taip gražu. Aš pasičiupau tą laivelį, šypsausi ir bėgau laimingas prie upės paleisti tą laivelį į vandenį. Aš prisimenu kiekvieną tos dienos sekundę, kai bėgau miško takeliu, kaip saulė šviečia pro šakas, kaip pasiekiu upę ir kaip galiausiai paleidžiu jį į vandenį. Jis nuplaukė. Robertai, kas nutiko tam laiveliui? Kas yra? Ko tu žinai mane kaip kokį beprotį? Jis nuplaukė. Nuplaukė, supranti, nuplaukė. Visą tai, ką mes turime, gražiausia visą tai, ką turime, mieliausia visą tai, nuplaukė, visą tai mus palieka. O mes stovime ant upės kranto ir žiūrime, kaip mūsų meilė, mūsų laimė nuplaukė nuo mūsų tolybę. Aš meldžiau, prašiau Dievo, kad jį man sugrąžintų, bet upė jį pasiglemžė amžių. Dievas bejėgis buvo sustabdyti upės tekėjimą. Tai jeigu Dievas negali sustabdyti upės tekėjimo, tai kam man toks Dievas? Sara. Ir štai tada aš supratau, kad visą tai, kas plaukia ir visą tai anksčiau ir vėliau nuplauks, visą tai, kas skraidžioja, nuskris, visą tai, kas vaikščioja, visą tai anksčiau ir vėliau nueis ir visi, kurie mus myli, visi anksčiau ir vėliau nustos. Atleisk, aš nebuvau pas ponę Gertrūdą, aš niekur nevažiavau, aš tiesiog sėdėjau ir soliuko ir nieko negalvojau. Donaldai, žinau, kad Markusas buvo pas tave praeitą pirmadienį, atleisk, aš tiesiog bijau savo prisipažinti, aš bijau pats savęs. Ir joks psichoterapeutas man irgi nebepadės. Ir aš žinau, kad mes stovime dabar kaip vaikai, kaip vaikystė ant upės kranto ir žiūrim, kaip mūsų meilė, mūsų laimė nuplaukia nuo mūsų toli. Ir žinau, kad Dievas nebegali sustabdyti upės tekėjimo. Atleisk man. Robertai, aš jau 3 metus susitikinėjau su kitu vyru. Ir tas kitas vyras nėra Markusas, Robertai. Aš negalvoju, kad yra Markusas. Tiesą sakant, aš iš viso nieko negalvoju. Apie ką tu galvoji? Nežinau. Tikriausiai apie tai, kad vasaros vasaros kelia mus net lapai. O ką tai reiškia, Robertai? Nežinau. Tai atleisk, aš jaučiuosi kalta. O tu myli tą žmogų? Nežinau, ką šitas žodis reiškia, Robertai. Ir kodėl tu man nieko nesakei visus 3 metus? Nes aš visada laukiu, kada tai pasibaigs. Po kiekvieno mūsų susitikimo, Robertai, aš galvodavau, kad tai yra paskutinis susitikimas. Ir kai jis išeidavo, aš buvau įsitikinusi, kad jis daugiau niekada man nebepaskambins, Robertai. Ir štai mes vakar susitikom ir labai rimtai pakalbėjom. Ir mes nusprendėm nutraukti santykius ir viskas. Ir šitas sprendimas yra mano galutinis. Ir aš tikrai nepersigalvosiu ir jis nepersigalvos. Jis pasirinko grįžti į šeimą. Jis turi šeimą, yra vedęs, turi vaikų.
visada buvau tau švelni. Ar aš tave mylėjau taip, Robertai, bet ar aš tave mylėjau taip, kaip žmona turi mylėti vyrą? Tikriausiai ne, Robertai. Nors tiesą sakant, aš nežinau, dabar aš nieko nežinau, bet aš tau galiu prisiekti, kad praeitą pirmadienį Markusas buvo pas mane, nes aš pati pasikviečiau Markusą. Man reikėjo kažką pasipasakoti apie santykius su šiuo vyru, man reikėjo patarimo, kaip pasielgti. Ir mes prasidėjome iki vėlaus vakaro, Robertai, ir jis man patarė viską tą papasakoti. Jis man pasakė, gal tu ir nesugebėsi atleisti, bet... Suprasi. Tai va. Dabar tu žinai viską. Kad aš susitikinėjau 3 metus su svetimu vyru, kad su juo išsiskyriau ir kad praeitą pirmadienį Markusas buvo pas mane. O tai kaip? Bet tai kaip ponė Gertrūda, kuri kalbėjosi su Marku, kaip tik praeitą pirmadienį ir kaip matė, kur visą tai patvirtino. Robertai, aš tau prisiekiu, praeitą pirmadienį Markusas buvo pas mane. Tu pats pagalvo, kokia prasmė man meluoti. Ne, nėra jokios prasmės. O kokia prasmė meluoti man? Nu irgi nėra jokios prasmės. Niekur nėra jokios prasmės. Tuščias, beprasmis pasaulis. Rimtai? Absoliučiai. Tu tikrai taip manai? Absoliučiai. Na, jeigu taip žiūrėti iš esmės, tai didžiausia problema yra tai, kad mes esame protingi. Ne visi žinoma, bet dauguma. O kadangi esame protingi, tai už tai ir nelaimingi. Tai aš tai nekaltas, kad aš žinau. O tai kas kaltas? Tai kas kaltas? Jūs, moteris. Ieva kalta, nes davė Adomui paragauti to pažinimo vaisiaus. Supranti, Adomas paragavo to obuolio ir viskas. Mes nuo to laiko mes esame protingi. Ir kad nebėra jokios neįveikiausios galimybės vėl pakvailėti? Na, nemanau. Juk aš negaliu žinoti to, ko nežinau. Ar atvirkščiai, aš negaliu nežinoti to, ką aš jau žinau. Tai tu žinai viską. Taip, žinoma, aš viską žinau. Ir tu, Donaldai, viską žinai, taip? Aišku, kad taip. Tai vadinasi, žinai, kur praeitą pirmadienį buvo Markusas. Aišku, žinau. Praeitą pirmadienį Markusas buvo pas mane. Ne, prabusis praeitą pirmadienį Markusas buvo pas mane, taigi tikėk manim. Ne, tu tikėk manim, Rokas, taip. Tikėk manim. Oi, nu kodėl pasaulis toksai monstras, toksai kraujotraška, toksai norintis nukasti savo paties vaikų galvą, bet tai už ką mums visą tai? Už ką mums visą tai? Už ką? O, ar tu, Robertai, nebalsavai už dabartinį prezidentą? Be abejo, balsavai. O ar tavo prezidentas neįsakė savo lakūnams bombarduoti miestus su jų taikiais gyventojais ir ne tik tai? O nuo tų bombų nežuvo kieno nors vaikai? O ar tų mirusių vaikų motinos išbėgusios į gatves su jais ant rankų nešaukė? Už ką mums visą tai, ką mes padarėm? Jos nelaiko šito pasaulio monstrų nukandusių jų vaikams galvas. Kas dėl to kaltas? Lakūnai, kurie nuvetė bombas. Prezidentas, kuris davė įsakymą. Ir tu, kuris balsavai už savo prezidentą. Ir ką dabar dėl to mano žmona miega su svetimu mano vyro lovoje? Kad tai Dievo bausmė, kad aš nuėjau į rinkimus? Robertai, aš niekada su svetimu vyru negulėjau mudviejų lovoje. Aš tai darydavau viešbutį. Na gerai.
net kitaip paklausti. Bet pasakyk savo, taip atvirai. Ar yra kas nors švento šito žemėje? Na, tiesiog kas nors švento. Tiesiog pasakyk taip ar ne. Yra ar ne? Sara. Donaldai. Aš manau, kad nieko švento nėra. Na, tu, Sara, tu irgi taip manai. Tuoj pasakys Dievas. Kad šitas lietus nustotų lyti. Tu ką tu manai, kad čia viso didžiausia problema yra šitas lietus? Aš manau, kad tai yra pagrindinė problema. Ir ne tik aš manau, ir Donaldas. Aš manau, kad problema yra šitas lietus. Lyja jau 3 dienas be perstojo, ne minutės nesustoja. Visi tie lašai, kurie krenta iš dangaus, krenta ant mūsų stogų, krenta ant mūsų namų palangių. Su tuo neįmanoma susitaikyti, to neįmanoma priimti. Tekšt. Tai palauk, jūs iš tikrųjų manote, kad didžiausia problema yra lietus? Aš irgi taip maniau. Aš taip manau, bet aš tiesiog, aš negalėjau savo prisipažinti, aš bijau savo prisipažinti, taip, ir aš dabar tą sužinau, žinai, kieno dėka? Saros dėka, taip, Saros, tavo dėka. Robertai, Donaldas pirmas apie tai pradėjo kalbėti. Taip, Donaldas pirmas, taip. Aišku, bet problema yra šitas lietus. Donaldai. Ačiū tau. Ne, aš tai manau, kad mes visi pastebėjom. Na, ačiū tau, Donaldai. Ačiū. Ateisiu, Sara. Kažkas mano viduje širdį kažkoks. O mano galvo tai toks didžiulis kamuolys, jis nori įsiveršti, bet niekaip negali. Atrodo, kad ausis išplėš. O mano viduje kažkas dabar grindis plauna. Tikrai? Aha, ir dabar kažkas kutena skuduru. Taip. Aha, ir dar dainuoja. Galiu paklausyti? Ir va šokiai dabar vyksta. Girdit? Ai, tu savo, kaip šoka. Tai žinai, kad kutena. Aš nieko negaliu padaryti. Pačios rankos eina prie tavęs. Ant mane! Pakutenk. Tikrai nori? Bet tai pakelk rankas. Pat prašėjai. Aš bijau kutenį. Na, aš žinau, kad tu pat prašėjai. Ne, taip sako. Ne. Mokslininkai baigė ilgalaikį planetos tyrimą ir vienbalsiai nustatė, globalinis atšilimas įsibėgėja, o jo neginčiama priežastis žmogus. Nėra jokių abejonių, kad atmosfera, vandenynas ir žemė šyla dėl žmogaus veiklos.
klimato ataskaitoje. Be ryžtingo išmetamų teršalų mažinimų pasaulis nepasieks Paryžiaus susitarimo tikslo iki amžiaus vidurio išlaikyti vidutinės pasaulio temperatūros kilimą nedaugiau kaip 1,5 laipsnio pagal Celsijų, lyginant su priešindustrinė situacija. Mokslininkai perspėjo, kad šios lubos bus pažeistos 10 metų anksčiau, o kita riba 2 laipsnių pagal Celsijų atšilimas, kupinas katastrofiškų padarinių, bus pasiektas iki šio amžiaus pabaigos. thank you